Sveiki, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė-Šaltmerė ir šiandien kalbame visuomeniai svarbia tema, sveikatos tema, kalbame apie pogimdyvinę depresiją. Galima tik numanyti, kokie iššūkiai kyla jaunai šeimai arba nebūtinai jai, kai moteris suserga pogimdyvinę depresiją. Pabandysime panalizuoti, kasgi tai yra, kokie iššūkiai kyla, o dabar norėčiau pristatyti studijoje esančias viešnias. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus patarėja Edita Bishop. Labą dieną. Ir krizinio nėštumo centro psichologė Rūta Mickevičienė. Labą dieną. Abi pašnekovos yra taip pat mamos, turinčios patirties, aš beje irgi, kad jos nesijaustų vienišos, o dabar iš tikrųjų pabandykim nusakyti mastą tos pogimdyvinės depresijos, kas kelinta moteris Lietuvoje su tuo susiduria. Tai jeigu imti paskutinių metų duomenis, tai 23 metais buvo registruota metų laikotarpyje po gimdymo, depresijos diagnozė buvo nustatyta maždaug 200 moterų. O bendrai statistika, kaip sako pasaulinė, tai depresija po gimdymo pasireiškia apie 20-25% moterų. Tai vieniem sunkesnės formos, kitiem lengvesnės, bet tokia pasaulinė statistika būtų. Kasgi yra ta pogimdyvinė depresija, kaip ją reikėtų atpažinti ir, iš tikrųjų, į ką turėtų atkreipti dėmesį šalia esantis? Ačiū labai iš tikrųjų už tą dėmesį tiek besilaukiančiam, tiek pagimdžiusiam mamom. Ir jeigu kalbam apie depresiją, tai labai svarbu kalbėti apie tai, kaip jaučiasi besilaukianti mama. Ir jeigu depresija prasideda nėštumo metu, jinai turi didesnę riziką išgyventi pogimdyvinę depresiją. Tai matom, kokios yra sąsajos ir kokia svarbi ta prevencija būtų jau nėštumo metu padėti moteriai. O jeigu kalbėtumėm apie būklę po gimdymo, tai ne tik apie depresiją matyčiau prasme kalbėti, bet ir apie pačią pradžią po gimdymo, tai yra pogimdyvinė melancholija, kur irgi statistika rodo apie 80% moterų su tuo susiduria. Lengvesni požymiai gali būti ir kai kur truputėlį stipresni išreikšti, bet sulaukus pagalbos tie požymiai silpsta ir išnyksta. Tai tokia būklė, kur neįmanoma kitaip, nes vaikučio išnešiojimas ir gimdymas iš ties sukelia labai didelius, stiprius tokius pasikeitimus pačios moters kūne, psichikoje, todėl nenuostabu, kad kyla tam tikri iššūkiai arba sunkumai. Tai čia pogimdyvinė melancholija, ar ne, kuri reiškiasi tokiais požymiais kaip dirglumas, jautrumas, verksmingumas. Tai gali trukti nuo kelių valandų iki kelių dienų ar poros savaičių. Įsivaizduoju, kad visuomeniai pasakom, tai čia tie hormonai tam, tai išsibalansavo tiesiog. Tai čia tikrai dėl tų hormonų, jinai pasireiškia ir dėl ko? Dėl didžiulio pokyčio moters organizme. Tai viena iš priežasčių ir yra hormonų pusiausvyros sutrikimas, toks išsibalansavimas. Taip. Ir tai ta būklė melancholija, bet jeigu jinai stiprėja, jeigu tos pagalbos pritrūksta ar ne, moteris lieka viena arba kažkokių kitų iššūkių atsiranda, gali ta būklė sunkėti ir pereiti į pogimdyvinę depresiją. Čia jau požymiai yra daug intensyvesni, stipresni. Aišku, ta būklė jinai gali būti nuo lengvos depresijos, vidutinės iki sunkesnės. Tai matom, kad pats reiškinys kaip pogimdyvinė depresija yra toks nevienalytis ir ją reiktų labai žiūrėti kompleksiškai. Bet čia jau požymius matom tokius kaip intensyvesnis liūdesys ar nemiego, galima matyti kažkokie yra sutrikimai, svorio pokyčiai, apetito, tokio kaip apetito kažkokie irgi pasikeitimai, emociniai svyravimai. Per tą pačią dieną tikrai gali labai toks didelis diapazonas nuotaikų kaitos. Pakinta kognityvinės funkcijos, sunkiau dėmesį sutelkti, sprendimus priimti. Taip pat gali kilti įvairių neramių minčių, ar ne, tokių baimingų minčių.
Tai iš ties labai svarbu, kad ta aplinka, kurioje yra moteris, būtų atidi, dėmesinga moters būklė ir suteiktų tą reikiamą tinkamą pagalbą. Kas šiuo metu yra daroma, kaip stengiamasi tai mamai padėti, ar ne, gal yra kažkokių tai pokyčių sveikatos apsaugos srityje? Edita, jau jums klausimas. Ja. Tai iš tiesų, nes turėjom labai daug diskusijų su visom ir visuomeniniam organizacijom atstovaujančioms moterų interesus ir jau kur buvo pastebėtos tos visi mūsų pasitaikantis visuomeniai iššūkiai. Tai kas dabar yra priimta, tai yra priimtas ministro įsakymo pakeitimas, kuris numato, kad šeimos gydytojas ar šeimos gydytojo komandos narys pagimdžiusios moteris per pirmą mėnesio per apsilankymo metu turi ne tik kad apžiūrėti naujagimį, bet ir pasidomėti apskritai pačios moters psichologinė sveikata, jos būsena ir užduoti 2 labai paprastus klausimus. Tai yra, ar moters pastaruoju metu nekankina depresyvi nuotaika ir ar nedingo susidomėjimas įprastinė veikla. Tai jeigu bent jau vieną iš jų yra atsakoma teigiamai, tai jau gali būti kaip signalas, kad moteris galbūt turi pogimdyvinės besivystančią, bepradedančią vystyti arba jau išsivyščiusią pogimdyvinę depresiją. Ir tuomet, jeigu gauna atsakymą teigiamą į vieną iš tų 2 klausimų, tuomet jai turi būti pasiūloma užpildyti Edinburgo pogimdyvinės depresijos klausimyną, kuris jau detaliau pasižiūri, ar tikrai yra tų simptomų, ar tikrai ta būklė yra prasti arba prastėjanti. Ir jau ten pagal gautus rezultatus atitinkamai toliau jau yra rekomendacijos. Patlikus tą testą yra rekomenduojama arba skubiai kreiptis pas specialistus, arba dar pas juos nebūtina kreiptis. Tai tokie yra priimti pakeitimai ir tikimės, kad jie tikrai paskatins moteris irgi pačias labiau atkreipti dėmesį į savo būseną ir ne tik pačias moteris, bet ir artimuosius. Dar kas yra Edinburgo pogimdyvinės depresijos klausimyną, tai gali pačios moteris susirasti ir mūsų tinklalapyje. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijos www.pagalba.sau tinklalapį, ten yra skiltis apie depresiją ir depresiją po gimdymo ir ten būtent yra šitas tinklalapis. Yra ir daugiau visokios naudingos informacijos, kurią tikrai skatinu gyventojus žiūrėti ir domėtis. Tai jau šitą tvarką įsigalioja, jau ar ne, nuo kada? Jau kokį mėnesį, 2 seniau beldžia į duris ir siūlo moterim atsakyti tuos klausimus? Nuo Liepos mėnesio. Nuo Liepos mėnesio. Tai jau dalis ir atsakė, ko gero. Tos, kurios klauso, o kitos, lietuviai tokie yra, ne tik lietuviai, mes visi jaučiam simptomus ir galvom, gal reiktų prisimatuoti. Skaičiuoklė ar ne, šiuo atveju klausimynas galima tą padaryti. Ką iki šiol darydavo ir kokią galimybę turėdavo moteris? Pačios vienos su savimi ir su savo šeimos nariais buvo paliktas, ar ne? Ne, tikrai ne. Yra iš tikrųjų labai daug, dar irgi ką aš nepasakiau, kad turi būti įteikiamas moterų, kaip ir lankomas, ir įteikiamas lankstinukas apie pogimdyvinės depresiją, priskaipyti jos simptomus ir kur galima rasti pagalbą. Tai dėja dabar aš neturiu su savim to lankstinuko, bet ten tikrai yra ganėtinai ilgas sąrašas įstaigų, kuriuose galima gauti pagalbą. O jeigu kalbant apie jau Sveikatos apsaugos ministerijos srityje esančias institucijas, tai yra visoje Lietuvoje yra daugiau negu 100 psichikos sveikatos centrų. Tai yra psichikos sveikatos centrai yra visose savivaldybėse išskyrus 3. Tai yra Neringos, Birštono ir tiksliai nesimenu, dar viena yra, žodžiu, 3, kuriuose nėra. Visose kitose savivaldybėse yra psichikos sveikatos centrai, kuriuose dirba specialistų komanda. Tai yra gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, slaugytoja ir socialinis darbuotojas. Tai visa šita komanda ir yra tam, kad padėti žmogui išspręsti psichikos ir elgesio problemas, bet nebūtinai tik tai gali būti ir tiesiog psichologiniai sunkumai. Ir kreipiantis į psichikos sveikatos centrus, siuntimas nėra reikalingas. Tai galime visi kreiptis tiesiogiai. Tai tą svarbu turėti omenyje, kad tikrai nereikia eiti visų pirma pas šeimos gydytoją, ten skustis, kad ten turi kažkokius simptomų ar dar ką nors. Tiesiog, jeigu jau galvoja, kad tau reikalinga pagalba, galima eiti tiesiai į psichikos sveikatos centrą. Pasikalbėti. Taip, užsirašyti. Kur čia man dabar, prašau, nukreipkite ir
ko gero būsit palydėti, kam reikės, ar ne? Jeigu kalbėti apie prevenciją, na, tame ir labai daug prevencijos yra, bet ką dar moteris gali padaryti pačios. Labai smagu, kad yra tos pagalbos, kad jau žino, kur kreiptis, bet ką gali pati moteris tokioje situacijoje. Tai Ramune, gal jūs padėtumėte susiorientuoti? Rūta, atsiprašau labai. Aš gal šiek tiek dar papildysiu, Edita, ir tada perėsiu prie jūsų klausimo. Tai iš tiesų tas Edinburgo klausimynas ar ne skalė, kurią gali užsipildyti ir pati moteris. Iš tiesų jinai gali pasižiūrėti, apie ką yra mano būklė, ar ne, kaip jinai kinta, gali laikotarpyje kažkokiam pradžioje, truputį vėliau, po kurio laiko vėl užsipildyti. Gali šeimos nariai pasiūlyti, gali tiesiog... Nes tai yra laisvai prieinama, tai nėra kažkoks klinikinis diagnostinis įrankis, bet tai yra kaip vienas iš pagalbos būdų susivokti, apie ką yra mano būklė. Taip. Tai be šio klausimyno taip pat yra ir paciento sveikatos klausimynas, kur lygiai taip pat galima įvertinti savo būklę. Po klausimyno yra ir įvertis, kuris parodo, ar pagalbos poreikis yra skubus, būtinas, ar ne, ar kokio išreikštumo yra mano požymiai. Na, o grįžtant prie prevencijos, ar ne, apie kurią užsiminė, tai tos išorinės pagalbos iš tiesų yra ir aš pati matau ir stebiu, ypač didžiuosiuose miestuose, kaip didėja tos pagalbos ir nuotolinės konsultacijos, ir gyvai, ir nemokamos, ir nevyriausybinės organizacijos siūlo. Tikrai yra daug pasiūlos, iš pačios mamos inicijuoja mamų bendrystės grupės, kurios susibūrė, kalbasi, dalinasi, apie ką yra ta motinystė ir kad ne visos dienos lengvos ir kad tai yra normalu. Nes auginti kitą žmogų yra išties daug atsidavimo, jėgų, tarnystės ir žinių ir išminties reikalaujantis darbas. Tai stebiu ir pačių mamų iniciatyvas ir kaip jos prisideda ir padeda viena kitai. Tai ir, pavyzdžiui, krizinio nėštumo centre, kuriame aš dirbu, taip pat vedu ir grupės mamoms po gimdymo nuotolinės, kad galėtų jungtis ne tik iš didžiųjų miestų, kad galėtų konsultuotis ir gyvenančios tokiuose miesteliuose, kur galbūt tos pagalbos yra mažiau. Bet labai svarbu ar pačiai moteriai, o jeigu jinai negali, ar šeimos nariam pasidomėti, kur galima nukreipti tą moterį. Visuomenės sveikatos biurai, ar ne, siūlo irgi pagalbą, kaip minėjau, psichikos sveikatos centrai, kur tikrai nėra to apsunkinimo, kad reikia dar siuntimo gauti. Tikrai jau čia yra supaprastintas tas pasiekiamumas pagalbos. Na, įvairios telefoninės linijos, kur irgi galima čia ir dabar skambinti, būti išgirsta ir šiek tiek įžodinus savo sunkumus, jie palengvėja. Specializuotos pagalbos taip pat yra ir telefoninės linijos ir kaip minėjau, ir centrai. Bet apie pačią prevenciją, grįžtant prie jūsų klausimo, ką pati moteris gali padaryti. Tiek nėštumo metu, kaip gali rūpinti savo emocinę gerovę ir sveikatą, arba po gimdymo, jeigu jaučia, kad tam tikri reiškiasi požymiai, kurie apsunkina tą kasdienybėje ar ne buvimą, tai labai svarbu nepamiršti bazinių poreikių. Ar ne, jeigu aš noriu būti laimingas, noriu kurti geresnę savijautą, aš turiu prisiminti, kad kaip man svarbus yra miegas. Ieškoti būdų pamiegoti, galbūt dienos metu, galbūt galiu susitarti, kas ateis pabūti su vaikučiu, kai tuo metu aš galėsiu nusnūsti. Kokia svarbi yra mityba, pilnavertė mityba, skysčių vartojimas, išsitirti organizmą, ar tikrai pakanka mikroelementų. Pavyzdžiui, geležies, B grupės vitaminai, D grupės vitaminai, stebėti, kaip keičiasi mano kūno savijauta ir ar nėra čia galbūt tas sprendimo ieškojimas. Dar jeigu taip galėčiau kelis dalykus įvardinti svarbius ar ne, stebėti savo mintis, minčių psichohigieną. Nes depresijos atveju matom apsunkusias mintis, ar ne, kad dažnai mes susitapatinam su mintimis, patikim, kad viską, ką mūsų mąstymas diktuoja, mes patikim kaip realybė. Bet irgi kaip aš galiu kurti, atskirti, kad mintis yra tik mintis, kad tai nėra faktas, ar ne, ar kaip aš galiu
pasitelkus prevencinės priemonės padėti savo jaustis geriau. Dar vienas labai svarbus dalykas - judėjimas. Judėjimo galia, nes mes žinom, mūsų kūnai sutverti judėti. Ir depresijos atveju dažniausiai mes norim kažkaip gūžtis, atsitraukti, o sveikata yra apie tai, kad aš turiu išjudėti, kraujo cirkuliacija, limfos varinėjimas kūne. Ar ne? Tai kaip svarbu, kad mamos išjudėtų su vežimukais ar vienos pačios savo įsipareigojusios savo sveikatai. Na ir maloni veikla, apie ką jūs ir kalbėjote tuos tokius kontrolinius klausimus, ar ne, ar kiek tai, ką aš darau, man teikia malonumo. Tai irgi kurti tą gerą savijautą, dedant pastangą, kaip kiekvieną dieną kažką padarant, kad ir mažiausio dalyko aš galiu kurti ir gauti malonumą iš to, ką darau. Argumentas, kurį dažnai tenka girdėti, iš žmonių, kurie, tarkim, pirmą vaiką augina, sako, mes didmiestyje esame vieni. Aukliai lėšų neturime. Jeigu vienas dirba, kitas, tiesiog yra namuose. Ir jeigu vaikas neramus, mes galimybės neišeina, o čia dabar, ta šaltasis sezonas, koks receptas būtų tokiai šeimai. Ką galėtumėt parekomenduoti, tiesiog labai praktiškai ir žemiškai. Taip, praktiškai žemiškai vis tiek, jeigu yra dviese, tai gali duoti vienas kitam pailsėti. Tai netgi paprastas dalykas, kad pakaitomis. Nes kas svarbiausia yra šituo etapu yra, kad moteris nepamirštų pasirūpinti ir savimi. Ką kolegė ir sakė, kad labai svarbu miegas, mityba, poilsis ir savo pomėgių nepamiršimas. Tai jeigu tik tai dviese yra, tai tėtis galėtų labai ženkliai prisidėti taip pat prie to ir išleisti, duoti mamai poilsio laikotarpį, savo pomėgių laikotarpį skirti, kad galėtų bent jau retsykiais. Ir dar ką aš norėčiau pridėti, kad nereikia būti tobula mama. Tiesiog reikia būti mama tokia, kokia gali būti ir nepamiršti savęs. Tai savo poreikių tenkinimas yra taip pat labai svarbus dalykas. Kaip aš juokaudama sakau, laiminga mama augina laimingus vaikus. Kita vertus, tas vaikas ar tie vaikai kitos ir neturi. Kokia bebūtum, esi nepakartojama ir viena tokia, o tai reiškia pati geriausia. Žinot, aš kartais pasvarstau, kad daugelis iššūkių šiandienos visuomeniai kyla dėl to, kad po vienu stogu nebėra tėvų, nebėra senelių. Ten būdavo labai didelė pagalba ir auklių niekas nesamdė, o dabar, kažkaip iš tų savo kraštų žemių visi išjudėjo į megapolius. Ir kągi, ir turim, ką turim tada. Darbo valandos ilgos ir iš tikrųjų reikia ieškoti tų gelbėjimosi galimybių, ar ne? Tai yra iš tikrųjų daug tokių paprastų būdų, kaip kolegė ir minėjo, kad iš tiesų pakanka netgi pakalbėti su kažkuo kitu, su kitom motinom, kad pamatyti, kad ne aš viena susiduriu su tokiais sunkumais, kad tikrai tai yra normalu ir blogai jaustis, normalu ir supykti, ir normalu kartais būna irgi tokie elementarūs, bet tiesiog visos per tai pereina ir čia yra tas svarbus etapas, kad nepraleisti momento, kada jau vystosi depresija, kai jau vystosi į ligą, į sunkesnės formas. Ir čia labai labai svarbu yra artimųjų irgi pastebėjimas, nes kartais tos mamos gali tiesiog neigti, sakyti ne, man viskas gerai ant to tempo einant, kad aš turiu būti super mama, viskas turi būti pas mane tobulai ir labai gerai. Ir neigti savo tos poreikius. Tai čia labai svarbu. Atsiprašau, labai perklausiu, kad tampa piktesnė, ar ne? Kad, nežinau, kokie dar būdai, tiesiog vyrai kaip pagalbos ratas, nebesikalba, gal net ir prie vaiko neprileidžia, ar ne? Sako, eik, tu nežinai, kaip turi būti tobulai, ar ne? Čia mes tvarkomės, eik, savo, žinai, visą dieną išbuvom, tiesiog modeliuoju, koks tai galėtų būti atpažinimo modelis. Kada jau čia skaitosi, kada tos pagalbos reikia, ar ne? Tai kaip jeigu jau pastebimas, kad yra tos prasta nuotaika, yra ilgalaikė, tada moteris irgi gali pradėti skųstis, kad yra blogai mieganti, ar ne? Kai kalbėjo, kad yra tiesiog valgymo įpročiai pasikeitę, arba atsiranda bulimijos požymių, arba visiško nevalgymo atsisakymo,
Tiesiog, kada jau mato artimieji, kad nesidomi veikla, kurie jam buvo įprastai labai džiaugsminga, malonumą kelianti, kai įprasti dalykai, kurie keldavo pasitenkinimą, jie jau nebedžiugina. Atsirandantis irgi didesnis irzlumas negu įprastai. Tai tiesiog artimieji kartu gyvenantis jau mato tą ryškų pokytį nuo to, kokia moteris buvo anksčiau ir kokia yra dabar. Tai tą reikia tiesiog pastebėti, atkreipti dėmesį. Ir vėlgi yra labai paprastas tas instrumentas, Edinburgo pogimdyvinės depresijos klausimynas, kuris yra viešai prieinamas ir tiesiog pasiūlyti, pasidaryti tą testą, atlikti testą ir pagal rezultatus žiūrėti, kad reikia specialisto pagalbos ar nereikia. Ir tikrai nereikia bijoti kreiptis į specialistą. Čia nieko tame nėra nei blogo, nei gėdingo, nei kas nors, kas galėtų dėl to blogai atsitikti. Tai yra gebėjimas pasirūpinti savimi. O to pačiu, kaip sakau, kaip taps laiminga mama, augina laimingus vaikus. Tikrai taip. Sakykit, jeigu su pirmu vaiku, sako, viskas man buvo gerai, antras irgi nieko, o su trečiu kažkaip ir išlindo man. Tai čia visai ne nuo vaikų skaičiaus priklauso ta pogimdyvinė depresija, ar ne? Vieniems susiklosto, o kitiems ne. Iš ties, jeigu žiūrėti pogimdyvinės depresijos priežastis, šiek tiek pradžioje aptarėm, ar ne, kad tai gali būti hormoniniai svyravimai. Ir jeigu, pavyzdžiui, pirmas nėštumas buvo sklandus, gimdymas sklandus, ar ne, gali būti, kad su antru bus tam tikrų iššūkių. Bet tai nėra kažkokia kaip taisyklė. Ar ne, pogimdyvinė depresija, jinai aplanko, nesirenka moters, ar nežinau, ten, pavyzdžiui, moteris išsilavinusi, aukšto statuso, ar ten materialiai apsirūpinusi, ar ten vieniša, ar poroje, kurianti šeimą, ar turinti daugiau ar mažiau vaikų, tai būklė, kuri reikalauja atidumo, reikalauja tokio neuždėlstumo, savalaikės pagalbos, nes hormoninė pusiausvyrą gali, tikrai mūsų organizmas yra toks sudėtingas ir kartais kažkokie vieni ar kiti veiksniai gali sąlygoti tai, kad mūsų psichika nespėja su tais pokyčiais, kurie vyksta. Bet ne tik hormoninė pusiausvyra, mes matom, kad yra nėštumas, koks jisai buvo, gal buvo neplanuotas, ar ne, gal krizinis, gal tikrai moteris susidūrė su sveikatos problemom, galbūt vaikelio sklaidos, kažkokie raidos ypatumai, ar ne, kurie didina tą streso lygį. Galbūt tam kažkokios problemos su partneriu, ar ne, galbūt moteris tapo vieniša, partneris, nežinau, mirė, ar ten išsiskyrė, ar neliko viena. Tai didžiuliai stresoriai, arba artimoje aplinkoje galbūt neteko svarbaus žmogaus. Tai kaip tai ištalpinti ir kaip tos jausmus, visiems jausmams surasti vietos. Tai tų priežasčių gali būti daug. Dar viena iš priežasčių tai pačios moters individualumas. Kokia jos anamnezė, ar jinai sirgo depresija, ar bet kuriuo kitu psichikos sutrikimu iki nėštumo. Nes jeigu sirgo bet kokiu psichikos sutrikimu, tai yra didesnė rizika patirti atkritį, ar ne, depresijos, pavyzdžiui, atkritį nėštumo metu arba po gimdymo. Kaip jinai toleruoja nežinomybę, o motinystėje labai daug nežinomybės, ar ne, kaip diskomfortą pakelia, koks yra jos psichologinis atsparumas, kaip iki tol rūpinosi savo fizinę ir psichinę sveikatą. Tai daug tokių veiksnių susideda ir kažkurių jų kombinacija gali lemti iš tiesų tą tokią sunkesnę emocinę būklę. Bet čia labai noriu drąsinti moteris nelikti vienoms. Ne, atsiverti pagalbai, iš savęs nereikalauti per daug. Dabar tas terminas yra būti pakankama mama. Ir tikrai pakanka būti pakankama mama. Nes tas siekis vaikytis tobulos mamos įvaizdžio iš tikrųjų gali būti pražūtingas ir labai neigiamai veikia mūsų psichinę sveikatą. Tai tiesiog įsipatoginti motinystėje. Yra etapas galbūt kažkoks sunkesnis, ar ne, bet visą laiką taip nebus. Tai nesitęsam, žinai. Bet kol man sunku, kad aš galėčiau ieškoti atramų, ieškoti pagalbos, susitvirtėjusi, galbūt aš padėsiu tai mamai, kurią reikės. Tai
atsiverti ir, aišku, galbūt tam tikros stigmos dar vis vyrauja ir nenuogastavimai, o ką pasakys aplinkiniai. O jie visada turi ką pasakyti, tai per jauna, tai per sena, tai kodėl per mažai vaikų ir vėl jinai su 4 ar ne, niekada kažkaip neįtiksi, gal ir klausytis neverta. Ir tas užsisklendimas nepadeda sveikti ir stiprėti. Taip, Ne, tai čia matyti ir tas pagalbos prašymas ar kreipimasis pagalbos yra stiprybės ženklas, nes taip parodau, kad aš pati savo rūpiu ir man rūpi mano vaikas, jo gerovė. Tai tikrai tokia, mano toks kvietimas, ar ne, jeigu jaučiu, kad motinystėje darosi per sunku, pačiai kažkaip sunku ištalpinti ir reguliuoti tas emocijas, ieškokim žmogaus šalia, kuris padėtų man tą laikotarpį kažkaip labiau išlaviruoti jame. O juo gali būti ne tik gydytojas specialistas, ir draugė, ir kaimynė, ir ar ne. Na, mūsų aplinkoje daug žmonių ir niekada nežinai, ką sutiksi. Ir kaip svarbu tą, kurį sutiksim, kad paklaustų, o kaip tu iš tikrųjų jautiesi? Kaip jautiesi jau? Neklausti dėl to, kad sulaukti atsakymo gerai, bet, iš tiesų, apie ką tau yra ta motinystė, apie ką tau jos turinys, kaip keičiasi tavo gyvenimas sulaukus 2, 3 vaikučio ar 1 vaikučio. Ne, kas yra sunku, kuo galiu padėti ir gal ta pagalba bus reikalinga, nežinau, pavyzdžiui, vyresnėlius nuvežti į darželius arba pagaminti pietus ar pavežioti mažai, nuraminti, kol aš numiksiu, gal buityje padėti. Tai ta pagalba gali būti ir tokia, ir socialinė, ir susiorganizavimo, galbūt maistą nupirkti iš parduotuvės. Ar vaistų iš vaistinės, galbūt užregistruoti pas specialistą ar nuvežti. Tai tikrai būkim tokie solidarūs ir matanti šalia tą mamą, kuri iš ties atlieka labai didelį darbą. Aš dar pridėčiau, kad iš tikrųjų, kada paprašai pagalbos, tikrai neatsiranda. Tai atsiras ar draugė, ar teta, ar kaimynė, ar tėvai, jeigu arčiau gyvenantis, tikrai atsiras kas padės. Tai reikia tiesiog pasidalinti irgi pačiom mamom tos pagalbos. Ir svarbiausia, irgi pasikartosiu, nereikia būti tobula mama ir nereikia to siekio daryti viską absoliučiai tobulai ir tik pačiai sau. Kažkaip suskambo labai frazė, nes dažna moteris išeidama auginti vaikelio, ar ne, jau kai lieka tos kelios savaitės, kuria planus, kągi nuveiks vaikui gimus, nes ir verslų moteris sukuria, ar ne, ir darbo profilį pakeičia, kągi čia aš nuveiksiu. Sako, nepasakysi paskui, kad tik vaiką auginai, bet iš tikrųjų tie 2 metai ar kiek jau ten, kuri nusprendžia, būtent tam ir turėtų būti ne verslo sukūrimui, o ne profilio pakeitimui, o tam naujam žmogui, jo pažinimui, ko gero. Bet aš tendenciją, žinokit, savo burbulę girdžiu tokias. Gal mano burbulas koks kitoks? Ką jūs girdit savo aplinkoje? Yra įvairiai, aš tai įvairiai. Iš tikrųjų, yra, kurie labai smarkiai pasineria su didžiuliu pasimėgavimu ir atsidavimu į tėvystės. Yra, kurie galvoja irgi dar kažką tai paraleliai daryti, kad tiesiog nedingti, bet tai nėra, nei tas nėra blogai, tobulai, arba kad reikia būtent tą vagą eiti, o ne kita. Tiesiog kiekvienas tegul pasirenka tas, kas jam atrodo geriausia. Nes jeigu moteriai labai labai norisi dar kažką papildomai, savo tos verslus, kurios, kad jie nestotų, tai jeigu jinai savo per prievartą tai uždraus, tai turbūt irgi bus negerai, o nuo tos emocinė būsena jos nepagerės. Tai tiesiog leisti savo patiem nuspręsti, kas jiem yra geriausia. Išties, kaip svarbu, taip dėmesingai įsisąmoninti, apie ką aš esu, ko man norisi, galbūt ar ne, praeis pirmieji vaiko auginimo metai ir mama pajus, kad jau norėtų truputėlį grįžti, ar ne, gal nepilnu krūviu, galbūt derinant vaikučio priežiūrą su auklė. Tiesiog labai skirtingos šeimos, labai skirtingi, pačios moters skirtingas toks pajautimas, kaip aš noriu save toliau realizuoti. Yra mamų, kurios tikrai motinystėje atranda didžiulę galią augti pačiai. Kai kurioms jaučia, kad tai kažkaip apriboja jas, kad jos nori saviraiškos, kad myliu ir noriu būti su vaiku, bet šalia dar kažkiek norėčiau pasilikti tokiai realizacijai. Tai su to yra viskas gerai, tik ieškoti galimybių, kaip tai suderinti. Ar ne, kad tuo metu, kai galbūt aš, nežinau, kažkuria tai etato dalį grįšiu į darbą, kas pabus su vaikučiu, galbūt su vyru galiu derintis. Ieškoti tai, kas man tinka šiuo metu, o jeigu jaučiu, kad nebetinka, ieškoti
kas galėtų vėl tikti, ar ne, nuolat daryti atsinaujinimą tokį. Nenuspręsti, kad dabar išeinu 3 metam atostogų motinystės ir, ir nežinau, kaip keisis mano savijauta per tai. Ir dar labai kviečiu moteris stebėti savo įsitikinimus. Tiesiog stebėti įsitikinimus, ką aš manau apie motinystę. Konsultuodama mamas krizinio nėštumo centre girdžiu tokį įsitikinimą, kad viską aš pati turiu padaryti. Ne, bet tas viskas aš pati, tas visagalybės, toks tobulos mamos įvaizdis, jas labai išsekina, išvargina. O motinystė tai nėra tikslas nei save pamesti, nei prarasti, nei kažkaip nusitapatinti. Bet nuotraukos tai gražios, estetiškos, visos ten tikrai nepriekaištingai atrodo, kad... Tai čia viena ta pusė. Taip. O ta kurios mes... Retušuota ta kita greičiausiai buvo. Ir kaip svarbu, kad... Jo, mažiau kreipti dėmesio yra ta, kas yra medijoje, nes kiekvienas gyvena savo gyvenimą, už ekranuose gali būti visai kitoks. Ir kaip svarbu, kad... Ir dabar girdžiu, kad vis daugiau dalinamasi, o kokia ta tikroji motinystė, kas yra ta fasadinė pusė ir ta kita pusė. Nenugražinta, ta reali, ir tada moteris pamato, kad čia ne mano motinystės nesėkmė, o motinystės realybė. Ne, vaikas nemiega, man trūksta miego, neišsimiegojau, nespėjau, nežinau, pasidariau arbatos, bet ją tik prisiminiau vakare, kad dar neišgėriau, ar duše, kad nebuvau, arba greituoju būtų kažkaip tai turiu ten patekti. Tai stebėti įsitikinimus savo apie tai, kad ne viską aš viena ir ne viską aš pati turiu daryti, kaip aš galiu deleguoti, kviestis pagalbos. Ir tai joks ne mano kaip vertės numažinimas, jeigu aš augindama vaiką buriu aplink jį palaikančių žmonių ir jį padedančių auginti žmonių ratą. Kitas įsitikinimas, kurį stebiu, yra, kad turiu mėgti visas motinystės pusės. Ne, bet tikrai, aš kaip mama irgi galiu pasakyti, yra tokių pusių, kur tikrai nelengva ir išbūti, kai vaikas verkia, pavyzdžiui, ir ne, bandai visais įmanomais būdais raminti, o jam skauda, ar kai serga, ar kai naktį keliasi, reikia irgi maitinti, migdyti, žindymo iššūkių įvairiausių, tikrai daug tokių sunkumų. Ir tai čia labai svarbu pripažinti, kad net jeigu man ir ne viskas patinka motinystėje, tame auginimo procese, aš myliu savo vaiką ir darau geriausiai, ką galiu. Ne, tai dar tokių girdžiu irgi įsitikinimų, kad vaiko poreikius turi tenkinti savo pačios poreikių sąskaitą. Čia yra 2 atskiri žmonės, yra vaikas, yra mama ir jų abiejų poreikiai turi būti patenkinti, tik tai gal ne tą pačią minutę. Jeigu vaikas alkanas, pamaitinu, ar ne, ir tada, kai jis jau sotus, einu pati pavalgyti. Tai arba jeigu aš kažkur noriu išeiti, prasiblaškyti, nelaukti, kol vaikui sueis 2 ar 5 metai, bet pasidaryti savo progą, susikurti tą galimybę. Jis yra 18 greitai ateis, belaukiant, žinot, gali taip atsitikti. Taip, o ta kasdienybė labai greitai, tokia pilkuma gali atsinešti, pasidaryti ir rutina tokia, tai aš kasdien galiu kurti po mažą šventę, būdama motinystėje. Su jumis, tai žinokit, tikrai kasdiena būtų šventė, jūs kaip įkvėpimo šaltinis mūsų studijoje ir reiktų konspektuoti. Gal paskui perklausysim ir tą padarysim. Bet iš tikrųjų, ką aš išgirdau, kiti galbūt kitus dalykus išgirdo, kalbant apie motinystę, kad labai yra svarbus tas visumos vaizdas, kad ne tik aš, ne tik mano vaikas, bet ir visas mano burbulas, kas tame yra, kaip aš ten judu, ar aš judu, ar ne, kokios ir mano kryptis. Jeigu kažkur stringu, tai, tai dar nieko nereiškia, nes aplink manegi ir kitų yra, ar ne, kurie gali padėti susiorientuoti, tas gaires susidėlioti ir matyti, motinystė yra apie nuolatinį pokytį manęs, mano vaiko, mano vyro ir kad, kaip sako, jisai gimė arba įgimė ir viskas, ir aš su juo visai kita negu buvau iki tol. Tai paprašysiu jūsų irgi rezumuoti ir gal jeigu išeina, po kokį palinkėjimą busimom arba esamom mamom, kam kas artimiau. Aš galbūt norėčiau dar užakcentuoti tai, kad vis tik pagalbos yra ir svarbu tik nebijoti, išdrįsti kreiptis dėl pagalbos. Tai pagalba tiek psichikos sveikatos centre galima gauti. Galima gauti ir visuomenės sveikatos biuruose, kur yra nemokamos 6 psichologinės konsultacijos. Tik svarbu, kad
čia jau pagalba teikiama, kol dar nėra psichikos ir elgesio sutrikimo. Tai yra kaip ir prevencinės paslaugos. Ir visuomenės sveikatos biuruose yra teikiamos tos psichologinės gerovės paslaugos, kurios ir streso valdymo užsiėmimai. Tai yra svarbu, galima netgi prieš planuojant nėštumą pagalvoti, kad verta išmokti man valdyti stresą ir juose lankytis. Ir tai yra visi tie užsiėmimai yra nemokami, visuomeniai plačiai prieinami, biurai irgi yra praktiškai visose savivaldybėse, jeigu nėra, tai yra sutartis su kitais, tai tiesiog naudotis teikiamą pagalbą. Yra galimybės, bet pas mus irgi patvirtinti yra nauja tvarka, tai yra specializuota psichologinė pagalba, kuri yra teikiama ypatingai sunkiais atvejais, tai sakysim, ar tai buvęs krizinis nėštumas, ar apsigimimas, ar vaikas gimęs jau su yda ir panašiai, kada jau iš tikrųjų yra ypatingai sunkios būklės, tai galima gauti ir specializuotą psichologinę pagalbą. Tai yra jau psichologai specializuojasi tam tikrose srityse, kad vis tik toks pagalbos būdų yra tikrai labai daug, tik tai reikia žengti pirmą žingsnį tiesiog. Išsigryninti, kogi man dabar reiktų, kas priverstų gyvenimo kelyje. Nebūtinai to, ką reikia, tiesiog žengti pirmą žingsnį ir paskui jau tave naviguos toliau. Tai iš tikrųjų vis tiek reziumuoti prašysiu, nepaisant šitų puikių gairių, gal tada nuo jūsų galėtume pradėti. Tai žengti pirmą žingsnį, ko gero, būna ir sunkiausia, ar ne, bet iš tiesų tą tokį žengti. O kai jau žengiu, tada pasitikrinu, kokias aš čia randu galimybės, kokias randu atramas, kur aš toliau galiu judėti ir ne kas tie žmonės, tas tinklas, kuris yra suinteresuotas, kad mano gerovė ir to vaikelio gerovė. Ir čia manau, kad bendrystės galia, to žmogiško ryšio galia yra didžiulė. Galbūt mano atrama taps kaimynė, galbūt, nežinau, bendradarbė, galbūt sesuo, mama, Anyta, nebūtinai moteriškos linijos atstovai gali būti ir tikrai ir centre turim gražių pavyzdžių, kaip anūkų rūpinosi senelis. Ar ne, padėjo rūpintis tikrai visus pirmuosius vaiko auginimo metus. Tai svarbu tas žmogiškasis ryšys, kad aš girdėčiau, apie ką yra tas žmogus, kad aš galiu atsiverti ir pasakyti, nebijant, kad būsiu, vertinima, kritikuojama, kad sulauksiu pamokslavimo arba pamokymų, kaip aš kažką netaip darau, bet kur esu priimta, kur leidžiama man praktikuoti, nes motinystės kompetencija auga praktikuojant. Juk nei vienai mamai gimus vaikeliui nepadedama kažkokia instrukcija, kaip šitą vaiką auginti ir kaip man būti tame. Mes smalsiai atsiveriam ir ieškom tų būdų, kaip čia su tuo vaiku pažindintis, kaip čia man save naujai priimti, kaip įsipatoginti toje besikeičiančioje motinystėje, kur tiek daug naujų pirmų kartų yra. Ypač pirmakartėms mamoms, ar ne, kiek tų naujų pirmų kartų ir jie gali gąsdinti ir neraminti ir tikrai tokia ir nežinomybė kilti, bet kai aš priimu, kad motinystė yra visko ir kad su laiku man pavyks, su savo pagalba, su kitų pagalba, svarbu neužsidaryti, nekentėti, kad tai nėra gėda, tai ką aš jaučiu. Taip mano kūnas tiesiog tvarkosi su iššūkiu ar sunkumu, kuris kilo, ar pasikeitimu, net nebūtinai sunkumu, bet pasikeitimu. Ir kad tam tikrais etapais mums visiems reikalinga pagalba. O mamoms po gimdymo ypač, kurios yra ir jautresnės, ir pažeidžiamesnės dėl kūne vykstančių tikrai tokių ir biologinių, ir psichologinių, ir socialinių veiksnių aplinkies, ir cheminių procesų, kur ne viskas jos valioje. Visuomeninius reikšmingus darbus dirbti reikia ypatingų pastangų ir jėgų ir pagalba čia irgi kartais praverčia. Tai noriu padėkoti, kad atėjot pakalbėti tokia svarbia ir tokia jautria ir tokia reikšminga iš tikrųjų tema. Ir viliuosi, kad klausytojos ras tai, kas jam suskambėjo labiausiai, žinos, kokias duris reikia atverti. O jeigu ne, tai visada galima kryptis į specialistus, ar ne, ar tuos specialistai šiuo atveju, kurias matote studijoje, arba visus kitus esančius arčiausiai jūsų. Aš tiesiog priminsiu, kad šiandien apie pogimdyvinę depresiją
bendravau su krizinio nėštumo centro psichologe Rūta Mickevičienė ir Edita Bishop, sveikatos apsaugos psichikos sveikatos skyriaus patarėja. Tai dėkoju labai, kad atkeliavot, tęskit prasmingus darbus, o mes susitiksim aptarti vėl jų, kas čia tų moterų laukia ir kaip čia joms gyventi. Ačiū, kad buvot. Dėkoju.